Statyba be tinkamų medžiagų tarsi namas iš kortų. Anksčiau ar vėliau jis sugrius. Mūsų kūnas tas pats. Trūkstant statybinių medžiagų griūva viskas. Sąnariai, raumenys, oda. Prieš kokius 5 metus, kada jau taip stipriau lipau į aukštesnius kalnus, tai be jokios, sakykime, be jokio tikslo, bet esu iš noro, iš savęs įveikimo, kad va, aš galiu, aš turiu ten užlipti, turiu tai pasiekti. Ir matyt, turėjo tas įtakos smarkesnis atsispyrimas ir tai įvyko tas menisko trūkimas. Plyšimas. Vidinis ir išorinis yra meniskas, kurie yra iš sąnario pusės. Jie atlieka ir amortizacinę funkciją, ir stabilizacinę. Jūs paimkite savo už ausies. Ir jis panašios struktūros, panašios konsistencijos. Tai yra kaip kremzlinė struktūra, kuri atlieka amortizacinį vaidmenį. Sąnario funkciją, atstatymą galima veikti per judesį. Skatinti, atstatyti amplitudę, tai yra mankšta, tai yra masažas. Galime maitinti tiek natūraliais per maistą, tiek papildais, tiek tam tikrais, kas įtakoja biochemiškai į sąnarį arba paduoda tam tikras medžiagas į sąnario atsistatymą. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme. Todėl rekomenduojama 1 ir 2 tipo kolagenus vartoti papildomai. Regina nuo pat jaunystės buvo įpratusi prie didelių fizinių krūvių. Iš gilaus griovio vandenį tai reikia su kibirais nešti ir ne 1, 2, o po 2 ir kokių 10 kartų. Pilnas kibiras vandens. Tai vis tiek yra užlipti, sakykime, ne taip, kad melioracijos griovelis mažas kažkoks, o tai. Dviračių lenktynė su draugais buvo jos mėgstama pramoga, tačiau intensyvus minimas papildomai apkraudavo sąnarius. Kadangi dviračiai būdavo, sakykime, paprasti, jie nebėginiai ir prieš vėją, ir prieš kalną visada jau ir kojom didelis krūvis tikrai tekdavo. Nors mėgavosi kalnų žygiais, Regina ir toliau ignoravo galimą žalą savo sąnariams. Tie kalnai yra Lietuvoje paprasčiausiai, bet jie yra tokie aukštesni, ilgesni, reikia jėgų, reikia stiprių kojų. Reikia keliai, kad būtų stiprius. Dėl ilgalaikio nepaisimo sąnarių sveikatos moteris prieš 5 metus patyrė rimtą traumą – plyšo meniskas. Meniskai yra labai neatsparūs sukamajam judesiu. Tai pavyzdžiui, stojantis, keliantis, pasukant koją, kryptelint ar paslydus. Tai ganėtinai darni žmonės dažnai ir neužfiksuoja, kad tai yra trauma. O dažniau sako, aš neturėjau traumos, nes aš nekritau stipriai ant kelių. Tai nebūtina krist, nes būtent tiesioginiam smūgiui meniskas yra pakankamai atsparus, bet būtent sukamajam judesiu iš lyties šitai traumai, tai jinai yra mažiau atsparus ir iš tikrųjų dažniau įvyksta plyšimai. Regina yra iš tų, kurie kenčia skausmą, kol jis tampa nebepakeliamas. Išgėrus vaistų, tas skausmas praeina, bet jis niekada galutinai nepraeina. Jis kartojasi ir kiekvienam žingsnyje jauti tokį labai nemalonų, skausmą. Jis nėra geliantis, bet vis tiek tas diskomfortas einant pastoviai. Ir visada labai reikia tą koją saugoti. Medikai ragina pradėti rūpintis sąnarių sveikata kuo anksčiau, nes tai padeda išvengti įvairių susirgimų. Organizmas yra savi atstatanti ir savi reguliuojanti sistema. Jeigu tos dvi funkcijos nevyksta, reiškia, mes kažką neteisingai darom. Reiškia, mūsų gyvenimo būdas, mūsų kažkoks elgsena, aplinka tokia, kad organizmas jau sako, nebegaliu. Menisko tyrimai atskleidė, kad Reginos sveikatos būklė yra kur kas sudėtingesnė nei manyta iš pradžių. Dar buvo konstatuota, kad sąnarys irgi nėra jau čia pažengta, ne pirma jau stadija. Ir tada aš pradėjau ieškoti informacijos apie papildus, apie kolageną, kad sąnarys, kremzlė, kad mažiau dėvėtųsi, kad palaikytų stiprumą sąnario ir aišku, ir odos, ir visų sausgyslių stiprumą, kad surištų. Pradėjau vartoti kolageną.
Kolagenas yra svarbus ne tik sąnarių ir kremzlių sveikatai, bet ir raiščių, sausgyslių bei meniskų stiprumui, ypač po patirtų traumų, kai audiniai labiau linkę dėvėtis. Kolagenas keičiasi, visą menisko struktūrą, jis praranda vandenį, paprastai tariant, nes tai reiškia, jis tampa nebe toks elastiškas ir tas irgi yra svarbu. Regina nusprendė vartoti šveicarišką maisto papildą Semiogemze, kuris šiemet yra 2 stipresnis. Patiko gamintojas, kuris yra vertinamas daugelio visam pasaulyje. Patiko, kad kartu yra sudėtyje ir C vitaminas, ir 1 ir 2 tipo kolagenas, nes tai, kas reikalinga svarbiausia. Maisto papildas Semiogemze biologiškai aktyvus, grynos formos 1 ir 2 tipo kolageno derinys su vitaminu C. Semiogemze sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Nors subalansuota mityba yra svarbi, medikai pripažįsta, kad kolageno trūkumą dažniausiai tenka papildyti specialiais preparatais. Jų tikrai yra įrodytas poveikis. Sąnarys yra vientisa struktūra, tai svarbu viską išlaikyti, kaip vadinama homeostazė, tai turi būti harmonija. Ir jeigu bus nepilnavertė mityba, nebus tiesiog cheminių junginių, glikazominų. Taip pat, kai sakau, paprasčiausia, šaltienos, jeigu žmogus nevalgo, želė nevalgo, tai iš ko atsistatyti? Jeigu to nėra, nebus sąlygų irgi atsistatyti. Tad visada prie artritų mes tikrai turime naudoti įvairias priemonės. Kanadoje, Amerikoje, Italijoje buvo atlikti medicininiai tyrimai, kurie parodė, kad įvairiomis sąnarių ligomis sergantys žmonės sugebėjo iš esmės patobulinti savo kasdieninę veiklą ir reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę, papildomai vartojant 90 dienų būtent 2 tipo kolageną. Regina džiaugiasi pastebėjusi, kad Semiogemze teigiamai veikia jos sąnarius. Bet jau keli metai ir kažkaip judu į priekį ir tokio pablogėjimo nejaučiu. Maisto papildą Semiogemze rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu. Taip pat fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami kelių, klubų bei stuburo sąnariai, sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas.